tęskim mūsų susitikimą, pasidalinkim šios savaitės sėkme, nesėkme ir suvokimu. Kaip Rusija, čia ta prasme senus laikus turim. Ja, mes turim suprasti, kad kai mes darom kažką mentališkai, tai yra savo vaizduotėje, tai iš tikrųjų mes nedirbam su energija. Mes dirbam su vaizduote apie energiją. Ir tai yra, kai tarkim mes mentališkai vizualizuojam, kad ten mes valom savo čakras, tai ką mes valom, tai mes valom savo vaizduotę. Tai yra savo vaizduotėje tą darom, bet ne energetikui. Kas netiesioginė prasme gali įtakoti mūsų energetiką, bet tai yra tik pasekmė, tai nėra tiesioginis veiksmas. O kai mes tiesioginiu veiksmu būtent valdom energetiką, tada mes tiesiogiai ją ir valdom. Tai reikia atskirti šitus dalykus. Bet tai yra mentalinis veiksmas, bet jis, kaip jau minėjau, vyksta mūsų vaizduotėje. Ir tai nėra energetinis veiksmas, nes energetinis veiksmas mes turim jausti, o ne vizualizuoti. Tai yra skirtumas tarp vaizduotės ir jausmų. Šiuo atveju taip, mentalinis veiksmas turi taipogi atoveiksmį, turi pasekmę ir tai yra skirtingai negu nuo, tarkim, reiki gydymo, kur neretu atveju, bet ir tie patys reiki gydytojai, jie irgi naudoja vizualizaciją neretu atveju, nes labai retas, kuris iš tikrųjų jaučia energijas, yra tokių, kurie jaučia, o kiti tiesiog daro vizualizacijas arba mechaninius veiksmus, tiesiog atlieka kažką tai, kas jiem buvo pasakyta, kad daryk šitaip ir tada turėtų gautis taip. Ir jie tiesiog seka tais nurodymais, o kai jeigu jų paklausė, o aš bandžiau ten su keliais diskutuoti, ir sakau, aš matau, kad tokia energija ten teka, ar šitaip užsiblokavus, sakau, ar gali kažką patarti, kodėl taip ir taip. Tai net nesuprato, apie ką aš šneku. Sako, kad aš šneki, sako, mes tiesiog atliekam mechaninius veiksmus, kaip mus mokinomės, čia nejaučiame jokių energijų. Tai va, tai kiti iš viso neturi ryšio su tuo, tai yra mentalinis veiksmas, jeigu mes dalykus vizualizuojam, tai yra mentalinis veiksmas, kuris gali turėti netiesioginę energetinę pasekmę. Tai yra, kai mes atliekam veiksmą savo mintimi, mintis neretu atveju paveikia mūsų emocinę būklę. Jeigu mes pagalvojam kažkokią tai mintį apie kažką, kas mums patinka, mes pasijuntam emociškai geriau. Bet visai kitas variantas yra, jeigu mes neturėdami minties, neturėdami vizualizacijos, mes tiesiog pasijaustume geriau, be minties. Tai yra kitas lygis. Ne, tai aš nežinau, kas kur eina ir kas ką mato ir kas ką daro. Tai nėra mano reikalas. Aš tik tais aiškinu, kaip veikia mechanizmas. Jeigu žmogus sako, aš noriu išvalyti savo čakrą ir jisai vizualizuoja, kad jisai valo čakrą. Ir tas vizualizacijos veiksmas, jisai sukuria atoveiksmį, tai yra pasekmė, kad mūsų pasąmonė reaguoja į tai, kad sako, aha, jisai nori, kad ta čakra būtų išvalyta ir jisai atlieka kažkokią vizualizaciją tam. Pasąmoniai nėra jokio skirtumo, kaip mes ten ką darom. Pasąmoniai skirtumas yra tik tas, kad ar jinai sugeba priimti tai, kad mes iš tikrųjų esame nusiteikę, kad mes norim kažką pakeisti savo gyvenime, ar ne. Ir jeigu mes iš tikrųjų esame nusiteikę, kad mes norim, esame labai rimtai susitelkę į tai, susikoncentravę, kaip meditacijoje, ar ten hipnozėje, ar kažkur tai tada pasąmonė lengviau priima tą įtaką. Ir tada tie visos vizualizacijos, jų esmė yra tiesiog padėti įtikinti mums save, kad mes tą darom. Ir tada pasąmonė patiki tuo, ir kai jinai patiki tuo, tada jinai lengviau tą priima, tą pokytį, ir lengviau jinai pakeičia mūsų jausmyseną. Bet, kaip minėjau, tai yra ilga grandinė reakcija, kur mes darom netiesioginę įtaką. O kai mes norim tiesioginės įtakos, tai tada mes tiesiai dirbam su jausmais. Ir tai už tai aš kalbu, kad tai yra visai kitas lygmuo, kai mes dirbam su jausmais, negu mes dirbam su mintimis.
nes mintys yra lengvos, jos labai lakios, lengva vizualizuoti dalykus. Jausmai nėra tokie lakūs, jie yra žymiai standesni, jie sunkiau keičiasi. Bet ir kadangi žmonės dažniausiai yra, iš esmės, silpnos psichinės valios, jie neturi tiek jėgų, kad pakeisti savo jausmus tiesiogiai, tai tada yra lengvesnis kelias eiti per būtent mentaliniu keliu ir daryti savo tą mentalinę įtaką, vizualizacijas ir visą kitą, ir tai per ilgą laiką pakeičia mūsų, kaip sakant, jausmų būklę. Tai toje vietoje vėlgi nereiktų sakyti, kad kažkuris tai kelias yra teisingesnis, aš sakyčiau, kad abu keliai turėtų būti derinami. Mano puslapyje, pirmame jo lape yra diplomas, kad aš esu baigęs regresinės hipnozės mokyklą. Iš esmės tai jo. Tai yra kad tas regresinės hipnozės vedimas, tai yra regresija, tai yra atkūrimas to, kas jau buvo. Tai yra, kad mes atkuriam kažkokią tai žmogaus būklę. Reiškia, pats regresologas, jisai turėtų išmanyti meditaciją. Ir taipogi tas, kuris yra regresuojamas žmogus, jis irgi turi išmanyti meditaciją. Ir tada tas, kuris hipnotizuoja, jisai turi užhipnotizuoti tą žmogų, kuris eina į tą hipnozę. Ir tada jų tikslas yra regresuoti, atkurti kažkokius tai jo gyvenimo įvykius ir kažką tais, kur tada mes prisimena kažką ir gali kažką pakoreguoti ar panašiai, kas jam buvo kažkur trauminga. Tai taip veikia standartinis procesas. Ja, šitoje vietoje tai yra būtent teisingas veiksmas, tai yra, kad būtent jie, nes mūsų energetika tai yra mūsų dėmesys. Ir reiškia, kam mums reikia tos hipnozės, tai tam, kad mes atsitrauktume nuo savo išorinio pasaulio, nes mūsų dėmesys visą laiką yra sukoncentruotas į kažką išoriai ir toje vietoje mes norim pažiūrėti savo vidų. Mes išmokstam sutelkti dėmesį į savo vidų. Jeigu mes išmanom meditaciją, tai mes tą mokom savarankiškai. Jeigu mes neišmanom meditacijos, tai tada mes naudojam, kad kažkas mūsų užhipnotizuotų. Tai yra, kad mūsų sutelktų į mūsų vidų ir mes nematytume išorės. Ir tada duoda tą vedimą, kad būtent kaip mūsų dėmesys juda lengvai ar ne mūsų viduje. Jeigu mūsų judesys, vizualizuojam kažkokią tai rutulį ar kažką, tai neturi labai didelės reikšmės. Bet esmė, kad kaip mūsų dėmesys ar lengvai juda mūsų kūnu ar ne. Ar jis kažkur stringa ar ne. Jeigu stringa, tai tada mes galim atlikti kažkokį tai veiksmą. Mes galėtume tiesiog pasakyti išsivalyk. Ir viskas, ir tai išsivalytų. O jeigu mes ten kažką vizualizuojam, nes mes gal netikim savo žodžiu, mes labiau tikim kažkokiais tai vaizdiniais, ten kokiu Arkangelo Maikalo kardu ten, ar ten dar kažkuo tai Dievo žaibu kokiu nors, ar kuo mes labiau tikim, kas mums priimtiniau, tai tą mes galim naudoti ir tada mes galim pravalyti tas vietas. O jeigu mes atliekam veiksmą, kuris yra kuriantis, tai tas energijas transformuojam, kurios pas mus stringa į kažkokią šviesias energijas, tai tada mes turim taip vadinamų angelų sargų savo susikuriam. Jeigu mes naudojam ten tos juodasias kelias portalus, tai yra juodoji magija, tai yra tamsus veiksmas, tai čia kiekvienas pasirenka kaip nori, dirba su šviesa, dirba su tamsa, tai čia pasirinkimas kiekvienas. Tai gal dar kokią sėkmę ar nesėkmę, tarkim. Galima taip traktuoti, kad jeigu traktuojant, kad buvo tikslas studijuoti vieną, nes atrodo to reikia, bet susidomėjimas buvo kažkuo kitu ir tai galim traktuoti kaip nesėkmę, bet kitoje vietoje mes galim traktuoti kaip sėkmę, nes kažką sužinojom, kokiu atveju kažką naujo. Nes tai vis viena yra geriau negu kad mes tiesiog sėdėtume ir gailėtumėmės savęs, nes mes nieko gero neveikia. Tai bent jau kažką sužinojom, tai žinios yra sėkmingai įgytos.
Jo, čia tie kongresiniai klausimai buvo inicijuoti Trumpo JAV daugmaž į pabaigą jo kadencijos ir jie dabar vis tęsiasi, jie čia kelintas tas kongresinis klausimas, parodymai duodami, tai yra labai svarbu, kad tai vyksta. Na, iš dalies tai yra kelios pamokos, kuriuose mes galėsim pakalbėti apie pasaulinės situacijas, tai yra kelios tokios pamokos, bet tai yra daugiau ta išorinė veikla apie išorinį pasaulį, tai būtent aš daugiau rašau tuos straipsnius ar panašiai, tiek kad tiesiog supažindinti žmonės su esama situacija. Bet kurso tikslas yra suprasti, kad visi tie išoriniai dalykai jie nėra svarbus. Svarbiausia yra mūsų vidinė būsena. Tai yra svarbiausia. Nėra esmė, kas vyksta išoriai ir kas ten ką daro ar ko nedaro. Nes ten nėra labai didelė esmė. Esmė yra, kas vyksta mūsų viduje, kai mes matom tos išorinius dalykus. Ir kaip mes tai reaguojam, sąmoningai ar ne. Ir jeigu mes tiesiog turim nesąmoningas reakcijas, kad ten bombos sprogsta, ten tas, ten anas, tas tą padarė, anas tą padarė, mes tik tai šokinėjom kaip zuikiai, kaip popkornai tiesiog nuo kiekvieno ten, tai mes nesuprantam esmės. Nes esmė tai yra mums išlikti stabilioj vidiniai būsena. Ir tie išoriniai dalykai neturi jokios reikšmės. Jeigu ne vienas, tai kitas bus. Tai kas iš to, kad mes dabar pirštu parodėm į vieną, tai jį suims, tai tada kitas ateis ir kitas tą patį darys, ar ką nors kitą darys. Tai neturi didelės reikšmės, nes tie išoriniai dalykai, jie yra spektaklis sustatytas mums, kad tai stimuliuotų mus ir sukurtų mumise vidinės reakcijas. Ir jeigu, nes tas spektaklis išorinis yra skirtas tam, kad mes treniruotume savo vidų. Ir jeigu mes esame nesąmoningi, mes tiesiog puolam į reakcijas, kaip įvyko ten pandemija, visi čia panikuoja, mirsim, ten žmonės man rašo, milijonai čia mūsų mirs dabar, ką čia dabar daryti, bėgti, slėptis ten ir nieko nepasislėpsi ten ir panikos baisinės. Tai tie žmonės neišlaikė to egzamino, nes tai buvo egzaminas. O kiti žmonės, kurie meditavo, jie tiesiog pameditavo ir išlaikė tą egzaminą. Ir jų buvo tas, kad jie išmoko sėkmingai, ramiai praeiti tą procesą. Ir nieks jam gyvenime nepasikeitė dėl to. Tai čia yra esmė. Nėra esmė, ką išoriniam pasauliui kažkas darys. Yra esmė, kokį veiksmą mes atliksim, būtent santykė su tuo, kas vyksta išoriai. Ką mes pasirinksim savo viduj. Čia yra esmė. Ir tie išoriniai stimuliantai, jų yra tikslas mus stimuliuoti, o mūsų darbas yra savo viduj išmokti teisingai į tai sąmoningai reaguoti. Būtent pasirinkti sąmoningą veiksmą, o ne nesąmoningą reakciją. O apie tai yra šitas kursas. Taip, tai yra pilno spektro spektaklis, yra toksai, kad yra tokia vadinama superfederacija, kuri yra administruojama iš Andromedos ir aš buvau supažindintas su visais tais dalykais. Už tai man tai nieko nereiškia, nes tai yra didelis žaidimas. Reiškia, ta superfederacija, jinai išdėsto dvi stovyklas. Yra šviesos pajėgos ir yra tamsos pajėgos. Ten vienos grupės atstovauja šviesos pajėgas, kitos grupės atstovauja tamsos pajėgas. Ir jos čia kovoja tarpusavyje. Reiškia, yra įtampa, kova, ten vieni meluoja, kiti kažką gerai daro, kiti blogai daro ir yra ta kova mūsų galaktikai. Tie žvaigždžių karai. Ir jie dabar inventyviausi yra šitoj mūsų planetai. Bet tai yra išstatytas spektaklis, nes mes mokomės tame aukštesnėme lygyje, mes turim siekti to aukštesnio lygmens, ne to žemesnio lygmens, kur ten blogis prieš gėrį ten ar panašiai, o mes turim siekti to aukštesnio lygmens, kad mes turim suvokti pilną paveikslą, kas iš tikrųjų žaidžia šitą žaidimą. Ir jeigu mes suvokiam, kad tai viskas tai yra dieviškas žaidimas, skirtas mūsų augimui, tai tada būtent mes mokomės aukščiausias pamokas, mes nesimokom tų pamokų, kas čia blogas, kas čia geras ir kas čia nugalėjo, kas čia pralaimėjo. Esmė yra, ką mes patiriam iš to, ką mes gaunam iš to. Net jeigu mes patiriam skausmą ir kančią, bet ką mes iš to išmokom. Nes skausmas, kančia, viskas mums gali duoti vertingą patyrimą.
Ir kodėl mes ateitume į šitą planetą, kur yra tiek daug skausmo ir tamsos, tai būtų visiškai nelogiška. Ką mums čia eiti, jeigu čia vien skausmas? Būtent dėl to, kad ateimas į čia yra toks veiksmas, kuris mus augina. Nes mes sąmoningai sakom, aš ateisiu, aš patirsiu tuos dalykus, eisiu pro tos skausmus, eisiu pro tos sunkumus ir aš išmoksiu juos integruoti sąmoningai ir paaugsiu dėl to, kad aš išmoksiu tai ir veiksiu tai. Nes jeigu mes ten tik tai sėdėtume savo tobulose planetose kažkur, tobulose sąlygose, tai mes niekada nieko neišmoktume. Nes viskas yra pasirūpinta, viskas tobula, viskas čia kaip brikiai ten tobulai veikia, nieko mums netrūksta, mes tik pagalvojam, ten viskas krenta iš dangaus, mes neturime jokių iššūkių. Bet jeigu mes ateinam kažkur į tokias sudėtingas sąlygas, kurios yra suorkestruotos, nes realiai negali egzistuoti blogis visatoje, jis gali egzistuoti orkestracijos būdu. Dėl to, kad tai reikalinga mūsų augimui. Ir tos tamsos jėgos, jos egzistuoja, iš tikrųjų yra labai blogos. Ir tikrai labai nori mus nuskriausti ir nužudyti. Bet tam yra leidžiama. Ir kai mes ateinam čia, mes sutinkam su tuo, kad mus skriaus. Mes rašom sutartį. Ne viena siela negali ateiti čia, pasirašydama sutarties Andromedai, kad mes privalom sutikti, kad mus skriaus. Ir mes pasirašom tą sutartį ir mus skriaudžia. Ir sutarties sąlygos yra tokios, kad mes vienintelis būdas čia išeiti, mes turim išmokti savo visas pamokas. Tai yra tokia žiauri mokykla, negailestinga. Taip ir yra. Jo, nes apie tai aš mažai kalbėjau iš esmės, dėl to šiek tiek pakalbėjau dabar, bet esmė tokia buvo, kad taipogi buvo parašyta, kad apie viską buvo žinoma, kaip viskas vyko ir viskas vyko natūraliai, bet tai buvo orkestruotas natūralumas ir taipogi tai buvo žinoma, kada tai baigsis, nes yra dvi sąlygos išeiti, arba tu išeini anksčiau kaip pakilęs meistras, tai yra kai tu išmoksti visas pamokas, arba tada, kai baigsis scenarijus. Ir šitas scenarijus vis dėlto atėjo į pabaigą. Tai dabar mes einam į tą, sakykime, antrą variantą, kur tie, kurie išmoko pamokas, jau jie išėjo, o tie, kurie neišmoko, tiesiog palaukia žaidimo pabaigos. Buvo tie, kurie prisėmė mokytis. Taip, mes sprendžiam problemas ir mokomės iš to, nes problemos yra sukurtos tam, kad iš jų mokytis, nes jos kitaip neegzistuotų. Nes mes nieko negalėtume išmokti, jeigu mes nesimtume jokio veiksmo, bet veiksmo mes galime imtis tik tokiu atveju, jeigu yra problema, o jinai negali atsirasti, jeigu jos nieks nesukuria. Tai kaip iš kokios perspektyvos mes pažiūrėsim? Iš vienos perspektyvos tai yra orkestruotas, tobulai sustatytas spektaklis. Iš kitos perspektyvos tai yra natūraliai susidėstę įvykiai, kuriuose tiesiog sielos priėmė sprendimus, jos galvoja, kad tai buvo jų laisvas pasirinkimas, bet tas jų laisvas pasirinkimas buvo apribotas kai kuriais faktoriais, kurie jau buvo nulemti iš anksto, kad tos sielos pasirinks tos dalykus, ir kadangi jos pasirinko tos dalykus, tai jos pasirinko savo laisvą pasirinkimą, bet jau buvo iš anksto nuspręsta, kad tos sielos turės tą pasirinkti. Bet čia iš kokios perspektyvos mes pažvelgsim į tą laisvą pasirinkimo iliuziją. Jo, yra, nes siela negali matyti tik tais tiek, kiek jinai suvokia. Ir iš savo suvokimo lauko jinai galvoja, kad jinai priima sprendimą, nes jinai nemato platesnio vaizdo. Bet iš platesnio vaizdo tada yra, taip sakant, matoma kitaip, nes tu matai daugiau parametrų. Ir iš visatos kūrėjo perspektyvos viskas vyksta pagal planą. Iš, sakykime, sielos perspektyvos siela gali interpretuoti skirtingai, gali sakyti, kad man dabar yra vienaip, o gal yra visai kitaip. Tai čia labai perspektyvos klausimas iš esmės. Tai jau esam kalbėję, grįžtam prie senos temos, yra, kaip sakant, buvusi gyvenimo partneriai ir vaikas. Tai ta tema yra, vėlgi galim pažiūrėti į ją iš, sakykime,
aukštesnės sąmonės perspektyvos. Tai va, aukštesnės sąmonės perspektyvai tai būtų, kad dalykai įvyko taip, kaip jie turėjo įvykti, nes tai buvo taip suplanuota. Iš mūsų perspektyvos, psichologinės perspektyvos, mes galim sakyti, o ne, kaip čia taip dabar blogai įvyko ir ką čia dabar man daryti, bus tokia negera situacija, bet tai mes galim taip psichologiškai žiūrėti į tą. Bet iš tikrųjų, iš aukštesnės sąmonės perspektyvos, tai yra būtent ta situacija, yra būtent tas, kuri atrodo, kad mums įvyko, sakykime, atsitiktinai, bet iš tikrųjų tai buvo suplanuota. Ir kadangi tai buvo suplanuota, dabar ta situacija, jinai mumise sudaro tokią tą vidinę erzinimą, tokią trintį. Ir būtent ta trintis, jinai yra skirta tam, kad mus skatinti spręsti tą situaciją. Ir jeigu mes tą situaciją išmoksim, surasim sprendimą jai, tada mes išmoksim savo pamoką. Mes išmoksim kažką labai, labai vertingo, ką mūsų aukštesnė sąmonė nori, kad mes išmoktum. Jeigu mes leisim, kad ta trintis mus toliau griaužtų, trintų, tai jinai mus sutrins anksčiau ir vėliau. Tai toje vietoje mes turim išmokti tą pamoką. Ir tikslas yra būtent, jeigu kažkas mus dirgina, erzina, kokį veiksmą mes turime atlikti, kad mes išspręstume tą situaciją ir išmoktume tą pamoką. Tas nerimas, kurį mes viduje jaučiam, dėl to indikuoja, kad būtent tai yra ta energija, kuri yra mumise, jinai mus erzina ir mes turime ją išmokti spręsti. Mes turim išmokti tą pamoką. Ką mes turim išmokti iš šitos situacijos? Ką jinai nori mus išmokyti? Ir toje vietoje, čia yra pagrindinis klausimas, kurį mes bandom išspręsti. Tai yra tas ką mes turim iš to išmokti, kokio veiksmo mes turim imtis, kad mes išmoktume tą savo pamoką. Tai yra pagrindinis klausimas. Taip, šitoje vietoje, tarkim, dabar gerai matom dvi energijas, ne? Viena energija yra būtent ryšys su ta buvusią partnerę ir, reiškias, jūsų yra nesubalansuotos energijos. Ir tas, esant tam ryšiui, jis yra biologinis laikas, tai yra neišvengiamas ryšys tarp dviejų žmonių. Ir, reiškia, yra energetinis ryšys, yra energetinė trintis. Ką dabar daryti? Tai pirma mintis, kokio veiksmo imtis. Tai gal reikėtų užblokuoti energiją. Bet kai užsiblokuoji, energija nebeteka, tai energija stringa, jinai genda, jinai panašiai neišina užsiblokuoti. Tai ką tada sekanti mintis? Tai reikėtų tada pamėginti įspręsti tuos santykius. Bet neišeina įspręsti santykių, nes nesugebam surasti mes bendros kalbos. Tai ką tada daryti? Ta trečias veiksmas, kurio galim imtis, galim pamėginti ir energijas transformuoti. Tai būtent, kai mes išmokstam dirbti energetinę lygį, mes galim pajausti, kaip ta energija ateina. Ir tarkim, jeigu mes naudojam šviesos apsaugą, mes su šviesos apsauga galim išfiltruoti tas energijas ir kad jas transformuotų ir paverstų į mus kažkokias tai maitinančias energijas. Nes tai yra energetinė tėkmė, tiesiog, kad energijos nėra sveikos. Mes galim transformuoti tas energijas per šviesos apsaugą ir tada išfiltruoti tas energijas. Vienas variantas, kokio veiksmo mes dabar galime imtis. Tai galbūt reiktų pamėginti tai. Kitas dabar klausimas yra su vaiku susijęs, ką dabar su tuo vaiku daryti. Norėtų su vaiku dažniau matytis. Vėlgi, šitoje vietoje yra daug veiksmų, kokių mes galime imtis. Tai ir toje vietoje, sakykime, fiziškai dabar mums neišeina matyti daugiau. Tai ką tada daryti? Pavyzdžiui, vienas variantas yra iš energetinės perspektyvos išmokti astralinės projekcijos ir bendrauti su vaiku astraliniai projekcijai, lankyti jį ir komunikuoti su juo būtent per astralinę projekciją, nes vaikai mato tos dalykus ir toje vietoje būtent vaikai turi tų vadinamų įsivaizduojamų draugų, kurie mato visokias energetinės būtybės, bet būtent yra astralinės būtybės dažniausiai. Ir viena iš tų astralinių būtybių būtų tėčio figūra. Tai vienas variantas siūlomas. Kitas variantas yra mokytis, taip sakant, kantrybės. Ir tai yra, kad naudoti tą procesą tam, kad ugdyti savo kantrybę, tai yra, kad laukti, išmokti suvaldyti savo energijas taip, kad suprasti, kad reikia palaukti
kol vaikas suaugs ir jis norės savarankiškai matyti su tėčiu ir paprašys to mamos. Ir tada tą procesą panaudoti kaip galimybę treniruoti savo valią, tai yra koncentracija, kad mes laukiam ir mes laukiam, kol tas ateis tinkamas laikas ir panaudoti tą treniruotę. Vėlgi, kaip galima transformuoti šitą situaciją. Čia tik keli variantai. Jo, bet esmė yra tokia, kad čia nėra, mes turim suprasti tokį vieną dalyką. Mes žiūrim dabar labai primityviai. Tai žiūrim, kad oi, man dabar čia astralinė projekcija, čia dabar dėl vaiko, čia ir panašiai. Mes turim žiūrėti iš aukštesnės perspektyvos, tai yra, ką mes darom. Astralinė projekcija kiekvienas turėtų mokėti tokį procesą įvaldyti. Esmė yra tokia, kad mes panaudojam tai, kad mes imtumės kokio nors veiksmo savo gyvenime, dažniausiai neužtenka vieno stimulo. Tai yra, kai mes sakytume, oi, sakykim, bet dabar dėl tos vienos priežasties čia man dabar tą daryti neatrodo verta. Bet kai susikaupia 2-3 priežastys, o tada jau atrodo, jau reikia daryti, nes jau labai daug kas faktorių rodo į tai. Astraliniai projekcijai, ką geriausio būtų galima pasiūlyti mokytis. Aš tai iš tikrųjų, aš anksčiau skaičiau ten labai daug visokių knygų ir viso kito. Ir labai daug yra skirtingų visokių teorijų, kaip galima to išmokti. Bet aš tai išmokau naudoti tik vieną metodą. Ir tai yra, aš naudoju tiesiog psichinę valią. Aš tikrai neradau nieko efektyvesnio už psichinę valią. Tai yra, kad tiesiog aš atsigulu į lovą ir sakau, aš dabar sukuriu astralinę projekciją ir viskas. Ir jeigu man nesigauna, aš tiesiog toliau koncentruoju savo psichinę valią iki tol, kol tai vyksta. Ir tai gali trukti visą naktį, kad aš nemiegosiu, bet paryčiais nėra tokio varianto, kad man nepavyktų. Gal kas reikia 4-5 valandas kaupti savo valią, bet vis viena išeina į astralinę projekciją. O čia neįmanoma susipainioti, nes tu tada matai savo fizinį kūną miegantį lovoj, o tu kybi ore. Tai kaip neįmanoma supainioti, kad kažkas kito čia vyksta. Tik tie žmonės, kurie niekada nėra susidūrę su astralinė projekcija, tai išsigąsta, nes jie galvoja, kad jie numirė. Jie nežino tos informacijos, bet iš tikrųjų mes kiekvieną naktį astrališkai keliaujam, tai tiesiog, kad mes neatsimintum. Ne dienos metu gal, nes dieną mes dažniausiai esam pernelyg energingi ir man tai geriausiai, čia aišku priklauso nuo žmogaus, man geriausiai sekasi viskas labai anksti ryte arba vėlai vakare, bet vėlai vakare vėlgi mes būnam neretu atveju pavargę. Tai toj vietoj mums geriausiai gal sekasi, man geriausiai sekasi anksti ryte, tai yra, jeigu bus kokia 4 ryto, tai tada nuo 4, nes mums reikia 4 valandas pamiegoti naktį minimum, kad mes pailsėtų kūnas, kad persikrautų visi procesai, tai po 4 valandų miego tada susidarys žadintuvą ar ką nors ir tada sutelkt maksimalų dėmesį į tai, kad aš noriu patirti astralinę projekciją ir man visą laiką pavyksta tai. Bet pas mane biškai gal daugiau tos energijos. Anksčiau, kai treniruodavau visokie energetinius visokius procesus, ten čigūnus visokius darydavau, tai tiesiog natūraliai gaudavosi. Jeigu padarau tus čigūno pratimus, tai tada naktį tiesiog iškrenta iš kūno ir viskas. O dabar, kai nebenaudoju tų veiksmų, jokių tokių fizinių, daugiau viską darau psichiškai, tai tiesiog užtenka sutelkti valiai ir tai vyksta. Jo, bet tie veiksmai atliekami čigūno yra skirti tik tais mūsų protui, nes tam, kad mes save įtikinume, aš energiją perkeliu iš ten į ten, aš pirštus vedu iš ten, rankas į ten, bet viską mes galime padaryti su savo psichika. Ir jeigu mes tiesiog su psichika sakom, aš dabar kaupiu energiją į save ir viskas, užtenka, bent jau man. O kiti, kurie tie fiziologiniai veiksmai yra skirti tam,
tiem žmonėm, kurie nemoka medituoti, tiem žmonėm, kurie nemoka savo energijų valdyti savo viduje, tai tada jiem reikia fizinio veiksmo tam, kad sukurti būtent vidinį energetinį atoveiksmį. O aš matau, atlikim tą savo psichinės valios pastangom, tiesiog sutelkim dėmesį į tai, kad mes to norim, kad tai vyktų ir mes tą turėsim rezultatą. Na, kaip jau esam kalbėję, dabar tie santykiai su ta buvusia drauge yra, tas energetinis sąstingis ir neišeina prieiti, išspręsti. Tai reikia būtent to mediumo, kuris būtent atliktų medijuotų tas energijas ir to vietoj tas mediumas geriausias bus vaikas. Tai yra vaikas turi išspręsti tą. Ir reikia, kadangi neišeina prieiti tiesiai prie to žmogaus, tai reikia trečio žmogaus. Tai buvo pasiūlyme anksčiau naudoti tą, tarkim, kad per jos tėtį bandyti bendrauti, bet tai yra galbūt nelabai veiksminga. Reikia kito trečio asmens ir nuo pat pradžių buvo kalbėta, kad kai vaikas suaugsis, norės matyti savo tėtį, ne vienas vaikas nenori nematyti savo tėvų, visi nori pažinti savo, nebent jau ten tie tėvai kažkaip labai sutraumavo tą vaiką, tai gal ir nenorės matyti, bet visi nori sužinoti savo tėvus ir jisai norės matyti savo tėtį ir tada tėtis atvažiuos ir sakys, tu visą laiką gali su manim pasimatyti, tiesiog tu turi, mama nenori, kad tu su manim matytumėsi, tai tu turi paprašyti, kad mama leistų man pasimatyti. Ir jeigu mama leidžia, tai tada mes susitiksim. Ir tada vaikas sakys, mama, aš noriu pamatyti savo tėtį. Ir mama sakys, oi, ten kažką, ir sakys, kodėl aš negaliu pamatyti savo tėčio, kokios problemos. Ir jinai neturės nusileisti toje vietoje. Jeigu norės būti gera mama, ir nenori, kad linki vaikų gero, jinai turės sutikti su tuo. Ir viskas, tai bus natūralus procesas. Aš nesakiau, kad tai yra šita situacija, negalėjimas pasimatyti su vaiku, yra tam, kad išmokti astralinės projekcijos. Aš sakau, kad šitą situaciją galima panaudoti kaip stimuliatorių, būtent stimuliuoti tam procesui, nes noras pasimatyti su vaiku ir fizinis negalėjimas pasimatyti, jisai skatina ieškoti išeities. Ir būtent šitą išeitį dabar tai skatina mus imtis, kad galima planuoti imtis tokio veiksmo per astralinės projekcijos. Ir tada mes galim per tą veiksmą taipogi įgyti, nes ta energija yra stipri, stimuliacija, būtent noriu pamatyti vaiką, fiziškai negaliu. Ką daryti? Kaip perdengti tą atstumą? Negaliu fiziškai, tada padarau astrališkai. Ir panaudoti tą stimuliatorių tam, kad įgyti talentą, nes tai yra labai vertingas talentas. Vaikas miega, bet kai vaikas miega, jo astralinis kūnas tada yra aktyvus. Tai mes tada komunikuojam su intencija. Tiesiog nes astraliniam pasaulyje daugiausia viskas vyksta intencijom. Noriu pamatyti savo vaiką. Susitinku ir surandu pagal intenciją, seku pagal tą intenciją, nes intencija mus nuveda pagal tą vibracinį dažnį pas tą žmogų, su kuriuo mes norim susitikti. Ir tada vaikas prisimins, sakys, aš sapnavau savo tėtį naktį. Ir jisai galės mamai papasakoti, sakys, aš kiekvieną naktį savo tėtį sapnuoju, nesuprantu, kodėl negaliu su juo susitikti fiziškai. O naktį apie jį sapnuoju. Tada mano galvos, tai čia taip sapnuoja tą tėtį, tai gal ir fiziškai reikia tą susitikti, kažką. Tik jau jiems svarbus jisai, žmonės psichologiškai paskui pateisinti. Na, negaliu to garantuoti, kaip mes pamatysim kitą sielą, nes mes sielą dažniausiai, kai matom astralinį projekciją, mes ją matom pagal savo lūkesčius. Tai yra, kaip mes norim jį matyti, bet tai nebūtinai, tai gali būti skirtingi variantai, bet dažniausiai mes matom tai, kaip mes norim matyti. Tai mes ir matysim kaip vaiką, nes mes ieškom vaiko, tai mes dažniausiai pamatysim vaiką, bet siela, jinai kaip savyje, tai iš tikrųjų jinai greičiausiai yra suaugus siela, bet mes matysim ją kaip vaiką. Jo, tai išskyrus fizinius aspektus, nes mes, kai esame astraliniai projektai, mes pamirštam apie savo fizinę asmenybę, nes tai mums neaktualu. Mes turim didesnę tendenciją prisiminti šiek tiek daugiau savęs kaip pilnos sielos astralinėme kūne
nes mes atsisakom fizinių aspektų ir daugiau prisimenam savo dvasinių aspektų. Tai tada gaunasi, kad tas astralinis kūnas yra toks kaip vidurkis tarp būtent mūsų fizinio kūno ir tarp mūsų pilnos sielos. Tiesiog mes iškeičiam vienus aspektus į kitus, vieni susilpnėja, kiti sustiprėja. Tai gaunasi, kad daugmaž vis viena tas pats, bet šiek tiek kiti aspektai suryški. Nėra labai didelio skirtumo, iš kur ateina energija, ar iš vidaus, ar iš išorės, kalbant apie tą draugę. Esmė yra pajausti, kur yra energija, ar jinai ateina iš išorės, ar iš vidaus. Ir kai mes pajaučiam ją, mes galim tada pasiųsti ten šviesos ir kad šviesa neutralizuotų išvalytų tą energiją ir viskas, ir palaikyti tą santykį su drauge kaip treniruočių partnerė, kad vadinai, tarkim, jaučia mūsų atžvilgiu kažkokią negatyvią energiją, nes siunčia tą negatyvią energiją, tą juodą magiją, ir tada mes tą naudojam kaip treniruočių partnerį. Man siunčia tą energiją ir aš jaučiu tą energiją, iš karto ją išvalau su šviesa ir tuo veiksmu stiprėju. Tas veiksmas mane stiprina, nes aš nenaudoju to, kad mane tai žalotų, o naudoju tą, kad mane tai stiprintų, nes kiekviena ta siunčiama energija, jinai mane stimuliuoja, aš į tą atsakau sąmoningai, transformuoju tą energiją su šviesa ir tada augu, stiprėju. Tai toj vietoj identifikacija ateina iš vidinio išsivalymo, nes kai pas mus per daug yra visokių stimuliacinių energijų, mes neatskiriam kas iš kur. Bet kai mes labai nusiraminam ir išvalom visas energijas ir pasidarom, einam tokią absoliučią ramybę, tada mes galim pajausti labai subtilės energijas, kas iš kur ateina. Ir tada mes galim pažiūrėti, iš ten ateina kažkas, tai dabar ten daugiau reikia pastiprinti šviesą, ar iš ten kažkur ateina, iš vidaus mūsų, ten kažkokio per čakrą kažkur ateina, ten pastiprinam šviesą ir taip tokiu būdu mes stiprinam šviesą, naudojam kito žmogaus ar kitų būtybių ir energijų stimulacijas, kaip mums treniruočių partneriai, kad mus stimuliuotų ir mes atsakytume su šviesa, ne su tamsa šiuo atveju, kiti mokina. Bent jau tai mano mokykloje to mes nedarom. Jeigu kiti naudoja tamsos energijas, ten naikinimo procesus ir panašiai, tai yra jų pasirinkimai. Aš to nemokinu. Aš mokinu naudoti šviesą ir transformaciją. Tai toje vietoj, reiškia, naudojam šviesą ir tai mus stiprina, nes mes tas kito žmogaus ta siunčiama mūsų energija mums yra kaip skatinimo priemonė mums augti. Bet mane dar ta energija erzina, puiku, reiškia, man reikia daugiau šviesos ir dar stipriau pasiųsti šviesą, kad atremti tą energiją. Ir tai mane ugdo. Tai ne tiek kartoti naktį žodžius. Žodžiai yra veiksmas, kuris padeda mums įkūnyti tą, bet esmė yra intencija. Tai yra, kad aš noriu patirti astralinę projekciją. Ir esmė yra įeiti į tą jausmą, kad aš noriu ir aš patiriu astralinę projekciją. O žodžiais mes galim įtvirtinti tą, kaip daugelis naudoja tas mantras, kurie kartoja ten kažką ten, aš ten kažkoks ten ar kažkas ten, ar tas vadinamas patvirtinimus, ten tas afirmacijas, kad aš ten laimingas, ten dar kažkoks ar panašiai. Žodis jis neturi reikšmės. Esmė yra, kad tas žodis mumise sukelia jausmą, kad aš noriu būti toksai. Ir tada būtent tai yra tas išorinis stimuliatas, tas žodis stimuliuoja tą jausmą. Ir esmė, kad mes įeinam į tą jausmą. Ir įeidami į tą jausmą, mes tada galim tą jausmą įkūnyti ir patapti tuo, ar įgyti tą, ar pasiekti tą. Esmė, kad tai yra stimuliantai. Aš siūlau eiti tiesiai į jausmą ir nepasikliauti tik stimuliantais. Bet taipogi nepamiršti, kad jeigu jausmas yra per silpnas, mes neturim tiek psichinės valios, kad susikelti savo tą jausmą, tada mes galim, taip sakant, daryti tą rankinį užkūrimą, stimuliacinį užkūrimą, tai yra atsakyti tos žodžius ar daryti vizualizacijas, kad suskatinti tą jausmą, tai yra skatinamosios priemonės, sužadinančios. Jeigu čia kalbant apie sąmoningus sapnus, yra tokia teorija, sako, kad tai galima. Man asmeniškai nėra labai, negalėčiau sakyti, kad man tai buvo sėkminga. Tai arba, tai vienas iš dviejų variantų. Arba aš dar tiesiog nesuradau tinkamą metodą, kaip per sąmoningus sapnus užmėgsti ryšį su kitais žmonėmis. Arba tie, kurie mokina to, kaip per sąmoningus sapnus užmėgsti ryšį su kitais žmonėmis, neatskiria tiesiog, kad
Tai kai jie užmesga ryšį su kitais žmonėmis, su kitomis sielomis, tai tada tai yra astraliniai projektai. Kita vertus, aš esu daug sąmoningose sapnuose komunikavęs su kitomis būtybėmis, kurios gyvena 5 dimensijai. Tiesiog, kad man gal niekada nepavyko sutikti kitų šios žemės gyventojų, turiu pasakyti, 5 dimensijai. Nežinau kodėl. Aš daug sutinku iš kitų planetų gyventojų ir panašiai 5 dimensijai, bet ne šios žemės gyventojų. Astraliniai projektai, tai labai daug žemės gyventojų sutinku. 5 dimensijų kažkodėl nesu sutikęs, tai nežinau tiksliai kodėl, bet kažkaip per daug ir apie tai negalvojau, tai nežinau. Tam tikrą prasme jo, nes sąmoningose sapnuose mes turim tiesioginį ryšį su savo aukštesnė sąmonė. Gal ne visai tiesioginį, bet mes galime jį turėti. Ir knyga tai yra simbolis. Tai yra, kad daugiausia aš mokosi sąmoningose sapnuose. Ir aš sukuriu intenciją, kad noriu tą ir tą išmokti, tą ir tą sužinoti. Ir ta informacija pas mane ateina. Knygas dažniausiai žmonės naudoja kaip simbolį, sako, akašų bibliotekos ten ir panašiai. Nėra jokios akašų bibliotekos. Esmė yra, kad yra energetiniai, visa informacija yra energijai. Ir biblioteka mums yra simbolis kaip žinių šaltinis. Ir kai sako, aš noriu sugauti kažkokias tai specifines žinias, mes naudojam simbolį kaip knygą, kad aš atsiverčiu knygą ir skaitau. Bet mes naudojam tą simbolį, kad gauti tą informaciją, kaip savo psichologiškai pateisinti, kaip aš gavau tas žinias iš kažkokios tai ten knygos energetinės, kur iš tikrųjų tiesiog energija mus pasiekia ir mes gavom tą informaciją. Kaip Neo, būtent toj scenai, aš moku kung fu. Ta informacija tiesiog jį pasiekė, jisai turėjo tą tiesioginį suvokimą. O tai, kad mes norim ten skaityti ir panašiai, tai mes galim naudoti tos simbolius ir žmonės tai naudoja, tai normalu. Aš nežinau, bitkoinas dabar labai stipriai pakilo, čia Muskas ir Trumpas paskatino, tai labai stipriai pakilo, tai už bitkoiną statau dabar. Labai sunku prognozuotis dalykus ir šiaip iš tikrųjų su aukštesnė sąmonė, kiek bandžiau diskutuoti apie būtent tuos visus dalykus, taip sakant, kaip sutrumpinti kelią į finansinę sėkmę, tai man visą laiką aukštesnė sąmonė sako, kad kiekvienas toks patrumpinimas yra savo gyvenimo patrumpinimas. Nes kai tu nori patrumpinti būtent kelią į finansinę sėkmę, tai tu nori užtrumpinti galimybę išmokti savo pamokas. Ir kai tu taip sukčiauji loterijoje, tu neišmoksi savo pamokų. Vietoj to, kad tu išmoktum pamokas, sukurti kažką vertingo ir sukurti kažką nuostabaus pasaulyje, tu verčiau tiesiog pasirinkti loteriją ir laimės loterijoje ir dzin tada bamba išvertęs, ten guliu ir laimingas. Ir man aukštesnė sąmonė neleidžia to. Sako, tu turi išmokti tuos dalykus ir mokyti to žmonių ir tada iš to turėti finansinį sėkmę. Tada tu būsi iš tikrųjų pilnaverčiai sėkmingas. Šiandien mūsų tema buvo apie veiksmą. Mes daug aptarėm visokiausių veiksmų ir daug visokių galimų veiksmų ir potencialių veiksmų. Ir būtent svarbiausia, ką reikėtų paminėti iš šios paskaitos, tai būtent pakalbėjom apie tą skirtumą tarp tiesioginio veiksmo, tai yra, tarkim, kai mes atliekam energetinį veiksmą ir stimuliuojančio veiksmo, kai mes susikeliam stimuliaciją tam veiksmui, o būtent mentalinę stimuliaciją. Tai sakykime, svarbiausias aspektas iš šios paskaitos, apie ką buvo kalbėti. Jeigu neturi tiesioginės, sakykime, intencijos, neužtenka psichinės valios tiesioginiai intencijai, tai tada mes naudojam stimulacijas, kiti klauso muziką, žiūri filmus, klauso motyvacinių ten visokių pokalbių, kažko, kas juos pastimuliuotų tam. Ir tada mes susikuriam tą stimulaciją ir taip paskatinam mūsų tą energiją, kad imtis tų veiksmų. Tai gerai, tai jums yra gyvenimo tikslas išmokti šviesos metodų ir būti šviesos kariu, įkūnyti tai ir mokyti žmonės. Sveika. Tai kągi, iki kito susitikimo.